Taigi, reiškia, matematinis programavimas yra vadinamas, reiškia, programavimas, kuris yra pats meistriškiausias. Reiškia, tai niekada nebus, reiškia, paviršiaus programavimas. Bet tai reiškia, bus programavimas pagrindo po kojomis. Atsiradus tokiai problemai, kaip po durnių namų, nekontroliuojama valstybė politikos, nekontroliuojama populistinė valstybė ir totalitarizmo brovimasis į durnių namus ir iš jų į, reiškia, aktorius, dainininkus ir galiausiai teisėjas sauga. Tada atsiradęs matematinis programavimas, kuris netiesioginis, praktiškai yra tas ABC trikampis viršutinis, kuris iš esmės užaugantis tik tai netiesioginėse sampratose. Tad iš esmės matematinis programavimas, kurį mes suprantam, kaip perskaitom, priimam informaciją, tai savo hibridinius, reiškia, šitos visus tinklus, tada mes surašom į kompiuterį, kokius jausmus objektyvius mums suteikia tas supratimas, kuris yra iš dalies truputėlį hibridizuotas ir matematinis, ir, reiškia, modernus, reiškia, šitas vadinasi į dešinę einantis. Vadinasi, visa matematika einanti į dešinę moderni keičia iš esmės žmogaus supratimą apie tai, kas yra tikslu. Ar tikslu yra, reiškia, žiauru? Ne. Matematika, kuriama programavimu, yra moderni, abstrakti. Tad mes rašom savo jausmus, tada mes rašom, ką atsimenam, ką išmokta, perskaityta, reiškia, vadinasi, mes nebesam Sovietinė sąjunga išrišimą negavusių matematikų, nes tai netikę pūtės čiulpti, reiškia, ir būti dankiai. Tai va tokia esmė. O išvada iš matematikos programavimo kažkurios temos tai yra sekantis dalykas, kuris turi praeiti per sovietinės matematikos rėmus. Taigi moderni matematika yra pasiekiama visiems protam. Nuo vaikystės pradėjusią matematiką mokytis. Tad skaitmeninis pusrutulis nėra, reiškia, vaidint. Skaitmeninis pusrutulis yra ant žemės nusileisti ir suprast, kas tas yra matematika. Ir kas tas yra modernus į kairę varantis kreivę šitos visos galimybių teoremos pasiekimas, kadangi statistika sako, kad kreivė į viršų yra augimas ir ekonominis, ir matematinis, ir protinis. Kadangi ant pagrindo, reiškia, vieto teoremos dedasi vis daugybė trikampių, jei tai yra ne teorija, o moderni praktika. Tai vat kiek supratot netiesioginės infiltracijos į matematiką kompiuterių pagrindų, suprantame, kad ir ateityje mūsų suvokimas matematikos nebebus sovietinis atmušimas, atprievartavimas. Tie laikai nebeegzistuoja mūsų Egipto piramidai, kurią mes mokomės šitiek daug metų.